Apie HyProcure čiurnos ančio implantus. Kas yra HyProcure? HyProcure čiurnos ančio implantacija – patikimas ir efektyvus plokščiapėdystės ir jos sukeltų komplikacijų gydymo metodas. Prieš pradėdami pasakoti apie HyProcure implantus, pabandykime suprasti pačią problemą ir tai, kaip ji veikia mūsų organizmą. Plokščiapėdystė, kitaip hiperpronacija, dažnas ortopedinis susirgimas, kuriuo skundžiasi ir jauni, ir seni. Pagrindinė pėdos funkcija yra tolygiai perkelti kūno svorį ir amortizuoti pėdoms tenkančius didelius krūvius stovint arba vaikštant. Pėdoje tarp dviejų kaulų, šokikaulio ir kulnakaulio, yra natūrali ertmė, vadinama čiurnos antimi. Ši anatominė struktūra yra labai svarbi pėdos biomechanikoje, nes užtikrina sklandžius ir tolygius pėdos judesius. Hiperpronacijos atveju čiurnos antis užsidaro. Taip atsitinka dėl didelio raiščių laisvumo ir pernelyg intensyvaus šokikaulio judėjimo kulnakaulio atžvilgiu. Tokios būklės pasėkoje pėda iškrypsta, nusileidžia skliautas, pakinta eisena. Žmogaus organizmas adaptuojasi prie šių pokyčių, tačiau jie ilgainiui išbalansuoja judamąjį atramos aparatą. Vaikščiojimas yra antra pagal svarbą funkcija po kvėpavimo. Vidutiniškai žmogus per parą nueina apie 8000 žingsnių. Judesio metu organizmą veikia didelės fizinės jėgos. Žmogus yra prisitaikęs prie tokių sąlygų, todėl paprastai fizinis krūvis didelių problemų nesukelia. Plokščiapėdystė arba kitaip pasakius hiperpronacija išbalansuoja visą žmogaus judamąjį atramos aparatą, todėl jam tenkantis fizinis krūvis tampa didelė problema. Labai dažnai kelių, klubų sąnarių, nugaros ar kaklo skausmai yra gydomi pamirštant, kad pagrindinė problema yra pėdose. HyProcure čiurnos ančio implantacija, medicinoje ši procedūra vadinama subtalarinė artroereze, yra patikimas ir efektyvus plokščiapėdystės gydymo metodas, kurį galima taikyti jau nuo 3 metų amžiaus. Šis gydymo metodas padeda koreguoti pėdos anatomiją ir sugrąžina jos funkcijas, tuo pačiu apsaugo organizmą nuo galimo šalutinio plokščiapėdystės poveikio. Procedūros metu į natūralią ertmę, dar vadinamą čiurnos antimi, yra įstatomas nedidelis titaninis implantas, kuris stabilizuoja šokikaulį, neleisdamas jam pernelyg intensyviai judėti. Tokiu būdu yra atkuriami normalūs pėdos judesiai ir anatomija. HyProcure čiurnos ančio implantacija yra minimalios invazijos operacija, atliekama su vietinė nejautra. Procedūra užtrunka 15 minučių. Po operacinio laikotarpio trukmė 2 savaitės, tačiau vaikščioti pacientas gali iš karto po operacijos. Daugiau informacijos apie HyProcure ir subtalarinę artroerezę galite rasti internete www.gramedica.com.